Istorinėje vietoje, prie Maščio ežero kranto, kur prieš amžių stovėjo didžiųjų Lietuvos kunigaikščių Telšių dvaras, o vėliau Lietuvos didikų kunigaikščių Sapiegų rūmai, visuomenė ryžosi statyti Žemaičių muziejaus rūmus. Lyg pirmieji žodžiai į dešimtmečius trunkantį pasakojimą, Telšių mokytojų seminarijoje pradėti rinkti pirmieji eksponatai. 400 pirmųjų muziejinių vertybių tapo pagrindu įsikurti muziejui. Iš meilės Žemaitijai susikūrė Alka. Senovės mėgėjų draugija sutelkusi kilniausius gimtojo krašto patriotus. Būrelį žemaičių susitarė veikti drauge. Jie įkūrė sambūrį, skirtą mūsų kalbai, papročiams ir istorijai sergėti. 1932 m. vasario 16-ąją, kai Lietuva minėjo nepriklausomybės metines, Telšių Birutės gatvėje išnuomotose 3 kambariuose iškilmingai atidarytas Žemaičių muziejus Alka. Vadovauti patikėta draugijos pirmininkui, gimtojo krašto mylėtojui, telšiškiui Pranui Geniui. Vos muziejus atvėrė duris, draugijai teko rūpintis jo išlaikymu. Nuolat su nuoširdžia viltimi kreiptasi į Telšių ir visos Žemaitijos įstaigas bei geros valios asmenis. Švietimo ministerija skyrė muziejui 500 litų. Telšių miesto savivaldybė tokią pačią sumą. Kitų savivaldybių aukos svyravo nuo 10 iki 100 litų. Eksponatų daugėjo. Nuomojamos erdvės tapo ankštos, tad telšiškiai nutarė – statysime muziejų. Modernizmo stiliaus projektą neatlygintinai sukūrė architektas Steponas Stulginskis. Jis siūlė muziejų miesto centre, bet vizija buvo kita. Norėta čia, ant Žaliosios kalvos, statyti didelį Žemaičių istorijos muziejų. Pastato vizijoje stačiakampių tūrių kompozicija. Tarytum bėgančios per plokščias, švarias sienas driekėsi horizontalios langų eilės. Virš jų plokšti stogai. Po modernistinio stiliaus idėjos ansamblį užbaigė vertikalus akcentas – laiptinės bokštas. Muziejaus statyba buvo bendras visų darbas. Vieni siuntė pinigines aukas nuo 20 centų iki kelių tūkstančių litų, kiti matyt pagalvojo, kad plytos, čerpės, žvyras ir lentos bus verčiau už pinigus. 1936 metais ant Žaliosios kalvos pašventinus kertinį akmenį prasidėjo statybos darbai. Dėl Stepono Stulginskio parengto projekto nuomonių būta įvairių. Jis kito, bet esmė liko. Eilutė iš vietinio laikraščio 1937 metais. Iš vidaus visas namas parengtas tinkuotė, padaryti perdengimai, sudėtos juodlubės, juodgrindys ir kita. Pagrindinėme fasade išryškintas bokštas, laiptinė ir vestibiulis. Prie jo glaudžiasi žemesnis korpusas, už kurio į pietus atsiskleidžiantis 18 ekspozicinių salių, saugyklų, administracinių patalpų sparnas. Architektūra funkcionali, santūri. Dekoras tik tai, kas reikšminga. Žemaitijos herbas bokšto viršuje ir užrašas Muziejus Alka fasade. 1938 m. rugsėjo 1-ąją muziejaus rūmai atvėrė duris lankytojams. Karai šiaušė laiką, okupacijos trukdė kvėpuoti. Bet muziejus atsilaikė. Atkūrus nepriklausomybę, Žemaičių muziejus Alka patyrė reikšmingų permainų. Atnaujintos istorinės patalpos, o šalia muziejaus pastato iškilęs naujas priestatas atvėrė platesnes ekspozicijų erdves, į kurias atkeliavo savo istorijas pasakojančios muziejinės vertybės. Šiandien Alka – svarbiausias Žemaitijos muziejus, nuo archeologijos iki šiuolaikinio meno.